Sveiki, dabar parodysiu, kur pasitikrinti Root or Root of Drag sumą, kurią galite pasinaudoti. Rekomenduoju, būtinai pasitikrinkite prieš užsakydami darbus. Einame į Skatteverk puslapį, spaudžiame Privat, Skatter, pavažiuojame šiek tiek į apačią, randame Rekna ut din skatt, pavažiuojame šiek tiek į apačią, randam Rekna ut Root or Root of Drag. Dabar įrašome gimimo datą, pavyzdžiui, aš rašau 1980-ieji, išsirinkam komuną, pasirinkame, ką norime, Root, Root or Root of Drag. Parašome planuojamas pajamas ir paskaičiuojame. Tai šiuo atveju gali žmogus panaudoti 26 405 kronas. Pavyzdžiui, kitas. Gimęs 2000-aisiais, pasirinkam komuną. Göteborg. Ir jisai nori paskaičiuoti Root or Root of Drag. Prašome jo pajamas, planuojamas pajamas 480 000. Paskaičiavimas. Žmogus gali panaudoti 68 168 kronas. Kitas pavyzdys. Žmogus gimęs yra 1965 metais. Komuna. Biu. Ir jis galvoja panaudoti Root or Drag. Jo pajamos 36 000 kronų. Paskaičiuojam, kiek jis gali panaudoti. 0. Arba kitas gimęs 2000 metais, pasirenkam komuną, Root or Drag, Nesta. Ir planuojama žmogaus pajamos yra 130 000. Pasitikrinam, žmogus gali panaudoti 6747 kronas. Tai yra maksimali suma, kurias galite panaudoti. Dėmesio, kiekvienas atvejis unikalus. Naudokite tik tai savo duomenis. Ačiū, kad žiūrėjote.